to, kaip čia, išimties statuso, nes jeigu mes sakome, kad viskas turi būti taikoma taip pat kaip viešųjų pirkimų įstatymą, tai tada klausimas yra, ar tas nutarimas apskritai yra reikalingas, jeigu mes norime, kad viskas vyktų pagal tokias pat griežtas tvarkas. Tai čia, manau, jau to nutarimo tobulinimo rėmuose mes apsvarstysime, kiek tos laisvės ar ne gali būti palikta ir kiek turėtų kažkokių papildomų ribojimų būti įvesta. Kur valstybės pinigai, jokios laisvės nėra. Čia yra pažeidimai nustatyti valstybės kontrolieriaus. Nesutinku su jumis, tai nėra nustatyti pažeidimai. Aš neklausiu, jūs sutinkate ar ne, galėsime aiškintis svarstymo stadijų, prašau valstybės kontrolierė. Tai pažeidimai ir reikšmingi pažeidimai. Gerbiama administracija. Tai iš tikrųjų reikia kalbėti vieni su kitais labai nuoširdžiai. Ir sąžiningai, labai svarbu. Ir šitoje vietoje, kada mes kalbam apie pirkimus, tiek viešuosius pirkimus, tiek programų pirkimus, ypatingai apie programų pirkimus, mes turime 12 iš 12, vertinome ir visuose juose radome netitikimų. Ir šitie auditorių nustatyti netitikimai rodo poreikį stiprinti labai rimtai skaidrumą, lygiateisiškumą, ekonomiškumą ir konkurenciją. Tai į tai turime žiūrėti labai rimtai, ne kažkaip nesumenkinti situacijos, todėl kad tai yra rimta ir tai yra labai svarbu LRT ateičiai. Mūsų įsitikinimu, kada mes kalbame apie ekonomiškumą ir efektyvumą, būtinai yra pirkimai. Ir mes vadovaujamės ir vidaus kontrolės įstatymo nuostatom, kurios suponuoja, kad būtent vadovybė turi užtikrinti aplinką tinkama visiems skaidriam pirkimų vykdymui ir ne tik aplinką, bet ir vykdyti tinkamai, taip, kad atitiktų teisės aktus. Tai yra tų netitikimų, jie yra reikšmingi ir juos reikia sutvarkyti